Rankos, kojos, stuburas, viskas sulaužyta. 3 laipsnio nudegimas. Šansų išgyventi neturėjo jokių. Va kas būna, kai mums sako nesikišk. Henrikas buvo labai piktas. Galima jį suprasti. Simonai, viskas per toli nuėjo. Čia ir saugumas gali įsikišti, jeigu jie ir toliau sprogdinsis. Aš pakalbėsiu. Ką čia kalbėti? Čia reikia kirsti per pinigus. Nesumokėtų už paskutinę partiją? Kol neteis į protą. Nu jo. Variantas. Ovčinikovas. Klausau. Nepažadinai. Ko jis norėjo? O kur jis yra dabar? Atvažiuoju. Mirkintas. Girtas. Įsilaužė pas Ovčinikovą ir pradėjo šaudyti. Dar vienas beprotis. Nu, ko jam tas Ovčinikovas trukdo? Važiuoju. Kol daugiau nieko nepadarė. Mirkintas. Ne, nu čia yra dugnų dugnas. Čia žemiau pult nebeįmanoma. Kas čia vyksta dabar? Ko jis iš tavęs nori? Начальник, Симончикой, капецas vyksta. В общем, не увязкės visos dėl ko. Reiškia, Jurička, jinai metė, nu, paliko Mirkintą. Bet kas yra baisiausia, dabar jinai gyvena pas mane. Baigėsi meilė pareigūnams? Nu, nežinau, aš tų intymių dalykų, turbūt, žinai, grįžau į senas vėžes. Kur Mirkintas? Aha, toj, tik, Simončikai, iš senos draugystės parašymas, labai prašau, suvaldyk kaip nors savo pavaldinį. Nu, kas čia darosi? Žiūrėk, humoras susprogdino, jis bėgioja čia šaudo. Kas Vilniui darosi? Kur Mirkintas? Монплезир. Va, начальники. Atleiskit, kad jūsų taip kolega atrodo, bet suprantat, tai labai būinas, o aplinkui vaikai, Luizų. Kur jo ginklas? Va, viską, kaip jūs mėgstat, celofančikė, 2 šūnius spėjo padaryti, padla. Julika! Nusiramink. Raminkis. Atriškink. Gal nereikia? Ryšk. Aha. Čia. Ranką. Julika! Klausyk.
Čiauk. Dabar manęs paklausyk, mes važiuosim namo. Jeigu dar nors kartą prisiartinsi prie ovčininko namų, tai aš priimsiu tavo prašymą išeiti iš darbo. Ar mane supratai? Aš klausiu tavęs! Ar tu mane supratai? Начальники, ну jūs, ну... Gerai, supratau. Supratau. Atsargiai. Давай, нормально, стой, шарфинку. Стоп, вверх. Sėsk į mašiną, mažu kalbėjęs. Klausyk, tai dėl sprogimo girdėjai, ne? Kas negirdėjo, čia viskas drebėjo. Ką tu manai? Žiaurus teroristinis aktas, nieko nepateisinamas, smerkiu. Kino čia darbas. Negaliu žinoti. Eik, tu vadu. Eik, nu taigi, klausyk, tu man padedi, aš tu padedu. Nu, klausyk, taigi tose pačiose sulėse žmonės pažįsta, nu, kokie variantai, kokia teorija. Хоккей, tu man padedi, aš tau supratau. В общем, tik vieną dalyką galiu pasakyti. Jie kaltina Benę. Vat, bet aš Beniuchos pusmetį nemačiau. O, klaiką duodu. Benė? Nu, o koks motyvas? Aš sakau, aš jo nemačiau, negaliu žinoti. Klausyk, reik man vieną klausimą atsakyti. Aha. Kaip sustabdyti šitą karą? Aplink mane vieni debilai. Ку-ку. Ну все, Юлечка, įsivežė tą debaušyrą. Tai va, Julinka, kaip ir žadėjau, в общем, pabazarino su Šarkiu, в общем, ką pasakė. Reiškia, jeigu jis nuo jūsų, nuo mūsų neatstos, в общем, tai jis jį išpirdolins iš darbo. O kaip? Jo, tas turėtų padėti merkintui, jisai labai bijo iš darbo išlėkti. Jo vis tiek ten su Šarkiu gerai pinigo pasidaro. Ja. Nu ką, pratęsim? Ne, su visai išsitaškiusi. Bet to pagalvojau, kad gal čia niekas ir nebuvo nužudytas. Tiesiog jaučiu, kad čia tie šaltiniai tokie yra ir čia ta bloga energija dėl to sklinda.
irgi gali klysti kartais. Julička. Negalit. Buvo. O čia. Gulėjo. Vos nušutė. Aš. Susivos. Kodėl? Atsimenu, mes tada su Gabriku buvom. Nu, ir Grišanė toks buvo, ir jį Gabrikas Kačelino heroino, nu, tipo, jis perdozavo, sako, ir liepė man nuvežti į kur nors į parką ant suoliuko pasodinti, kad jis ten. Vat, o aš pagailėjau. Nu, irgi mano korišas ir atsivežiau čia, daviau priešnuodžių ir atkačelinau. Vat, o jam kažkaip šarabanai susisuko ir jisai supėjo ant manęs. Nu, ten du variantai, arba jis mane, arba aš jį. Nu, aš myliu gyvenimą, va, taip ir gausi. Bet Julička, aš ką, apie ką? Reiškia, jeigu jūs sakot, jis čia gyvena, bet jisgi man nemaišo, netrukdo. Nu, tegul ir lieka. O kada jam nusibos, jis pats išeis, kam tos represijos? A? Manyčiau, kad reikėtų nueiti į bažnyčią. Aš pravoslavas. Tai cerkvė tada. Teisingai. Reikia pirmiausia užpilti mišias. Tada uždegti žvakę, nes šviesa simbolizuoja ramybę, susitaikymą tokį sielą, tai toks rami. Toliau. Tada čia viską pašlakstyti šventintų vandeniu. Ir va, tada ta bloga energija, jinai išsisklaidys. Aha, reiškia taip, užsakyti mišias, po to, reiškia, uždėk žvakutės, reiškia, pupui letinę duot ir viską šventų vandeniu aplėt, nes aš kitaip ramybės neturėsiu, o taip ir eisiu iš veidrodžio į veidrodį, teisingai. Jo, nu ką, tai tada sutvarkom. Pavargau, eisiu miegoti. Jo. Eikit, Julička. Nors tada vartelius į pragarą uždarom. Sveikas. Kaip jie? Pikti. Kur tau nebus pikti? Jau numano kas? Bene, kas daugiau? Tik tai Henrikas mano, kad Richardas apie viską žinojo. Užuojauta. Užuojautą. Dėkui. Einam, prisėsim. Pakalbėsim. Nes viskas čia dar tik įsibėgėja. O, labas rytas. Labas. Tu parduotuvėj buvai? Aha, aš atsibudau, pažiūrėjau, kad tu šaldytuvas, tai galvoju, nuvažiuosi nupirkti kažko. Pamiršau daugiau maisto nupirkti. O, kruasaną nupirkau. A, super. Bus prie kavos kaip tik. Man Girdai labai patinka kruasanai, jisai kiekvieną rytą šį perka, tik šį kartą aš atsikėliau anksčiau. Kažkaip negalėjau miegoti, aš apie tą sprogimą visą laiką galvojau. Jo, kraupoka. Nu, bet tas Kristupas irgi nebuvo šventasis, tai
Tai jau ką jis tokio padarė? Ai, gal nelabai čia tinkamas pokalbis rytai. Padaryt kavos? Aha. Kažkas atvažiavo. Čia pas mane. Ko čia atvarėt? Visai galvas pašalot. Henrikas nori tave matyti. Tai o kuris pats yra? Jis negyvas. Patenkintas. Patikėk, ne ten kaltų ieškai. Kur Benė? Nežinau. Kur Benė, kur man yra, ar tu suka lauki, kol ir mane nuims? Atsitrauk! Atsitrauk! Einam į vidų. Adresą supainiojo. Aš tik pagazdinau. O, kruosanai. Viskas gerai, išvažiavo jau. Kam skambini? Šarkiui. Labas. Radau žinutę tavo. Galim susitikti.